9 kelionės diena. Kažkaip oras nelepina. Pasižiūrėjau prognozę. Dabar kažkokius lietų žada. Iki kol išskrysime, tai kažkaip tai, ką žinau, šiandien važiuojame į Mursiją. Šiaip pasižiūrėjau, ten gražu. Nežinau, kaip ten su tuo oru. Jeigu ten lyt pradės ar ką, tai ką žinau, ar mes ką pamatysim. Nu, bet bandom. Žodžiu, sėdam į mašiną ir iki greito. Be važiuojant, saulė išlindo. O, žiūrėkit, sėkmės dėlis. Kalnai. Atvažiavome į Mursijos centrą. Tuoj pastatysim į parkingą ir eisim pasivaikščiot. Gražus oras, šilta faina. Čiau kakao. Lipome čia, va. Pasistatėm požeminiam parkingę mašiną. Iš tikrųjų patogu, jeigu keliausite su automobiliu po Ispaniją ir važiuosite į kokius miestus, visuomet ieškokit Google'uose, kur yra pažymėta parkingai. Ten kažkur kainuoja 2 eurai valanda. Nu, iš tikrųjų, gal ir nepigų, kaip Vilniuje, bet jeigu leidžiat savo išsinuomoti automobilį, tai ir pasirūpinkit, kurį pastatyti, kad nenutemptų, nebūtų problemų. Ir ramu, atvaikštai, paskui grįžti, pasiemi ir toliau važiuoji, kur tau reikia. Tai va, čia jau kalėdom pasiruošęs miestas, kalėdiniai būdeliai, dekoracijos ir visas kitas. Oi, kaip man patinka tos palmės dekoruotos kalėdomis. Super! Čia mus tipo fotografuoja. Senelės. Ačiū. O, žiūrėkit. Šitoj vietoj pasidarėm nuotraukėlę. Įkelsi ir nuotrauką jom. Tai einam dabar į aikštę. Čia tokia viena gražiausių Mursijos. O čia va katedra jų. O, prašau, žiūrėkit, koks vaizdas. Va jūsų. Vau, visi sako vau, kaip jum. Čia katedra Mursijos, o čia aikštė Plaza de Cardinal Beluga vadinasi. Tai joje daug kavinių, nu daug, dabar nematau daug, vasarą gal čia pilna aikštė būna tų kavinių. Čia va kur nors atsisėsim, pagersim kavytės ir pusirelaksinsim, paskui eisim, gal į katedrą nueisim. Jeigu įleis. Čia irgi netoliese dar yra toksai gražus Royal Casino. Karališkasis kažkoks kazino, irgi ten viduj sakė gražu. Normaliai. Bet labai mažas kabinėlės, aš ten netilpčiau. Čia jau grinai vaikiškas. Man kojas užtirptų. Kaltos kokios, kažkokios geležinės kaltos, kiek detalių. Neatsidaro. Velnias. Bet ir durys pačios tokios, ne? Čia marmuras. Kažkoks kaip marmuras. Marmuras. Štai akmuo. Nu, čia marmurinis fasadas. Jo.
O, gerai atrodo. Rankenos kaip aukštai. Tai kas čia pasiekdavo po balodų? Dievas. Čia sako vau, bet aš tai... Jūs turbūt nematysit kamerą žemai prie tašelės. Liustros kažkokios padarytos. Kalėdiniai papuošimai matyt. Daug žmonių. Not for me. Va, čia va, Vestromas stovi. O, čia jau man. O, gerulis. Su apsaugom. Va, čia jau man. O. Čia pakliuvome, įėjome Kazino Royale, atrodo kažkas tai tokio. Kažkoks karališkas kazino. Tai įėjimo bilietai 5 eurai suaugusiam, vaikui pigiau, jeigu pensininkas turi kažkokią tai pažymėjimą, tai 3 eurai. Kaip ir vaikui. Ir didesniam grupėm po 3 eurus met. Nu, iš tikrųjų labai gražu. Labai interjeras tas toks aristokratiškas. Gražus, tai nepagailėkit tam keletą eurų, kur atvykit pasi. Jeigu būsit Mursijai, grožėkite vaizdais, iš tikrųjų super labai. Bet tai ginklų salė parašyta, nežinau, ginklų tai čia nelabai matosi, bet paveikslai tai gražus. Na ir šiaip tokios spalvos, interjeras matosi, kad čia nepaprasti žmonės gyvena. Arbatos salonas. Čia matyt gerdavo arbatėlę, valgydavo. Nežinau, gal ir dabar dar valgo, nes kažkaip paserviruoti tie stalai. Gal čia kokia karališka šeima atvažiuoja pasilsėti. Čia su to Ikaru pasiprikolinom, juokingų nuotraukų prisidarėm. Gal ir jums įdėsim pasižiūrėti, jeigu būsit geri. Būsit geri. Žiūrėsit filmą iki galo? O, tada įdėsiu. Vienu žodžiu, visiems patiko. Jeigu būsite Mursijoje, tai apsilankykite iš tikrųjų. Čia dabar kažkoks prekybos centras. Ne čia nusukom, einam atgal į tą gatvę gražiai. Prasideda jaunimo tūsas gatvėje. Žmonės kaip džiaugiasi, eina. Žiūrėk. Pafaldėjom, baigėsi tūsas. Čia jie pinigiukus renka, matyt, kažkokiai akcijai. Viskas? Gero vaibo biškai gavom. Marinero! Čia išėjome tokių 2 angelų figūros. Padariau keletą nuotraukėlių. Čia toks parkelis, žiūrėkit, medžiai. Gėlės pardavinėja. Karuselės, to parodysiu vaikam. Ir suoliukai, tai mes čia turbūt papietausim ant suoliuko. Nu va, prašau, karuselės. Faina taip. Iš
tikrųjų, bet medis tai medis. Eina čia kokie tie medžiai. Gastroliuojame toliau po Morsijos gatveles. Šiandien gruodžio 30. Viena diena iki naujųjų metų. Sveikinu visus su artėjančiais naujaisiais metais. Ir linkiu, kad jūsų visų svajonės išsipildytų. Taip. Žinau, kas čia Romėja. Čia turbūt ne iš Romėjos ir Žiulieto. Ne. Kažkoks tai vat irgi pasipuošę, žvaigždės pastatytos. Gražu. Koks namas gražus papuoštas kalėdiniam atributikom. Žvaigždutės. Fasadas ryškus. Vau. Tai va. Kokie grožiai, senoviniai, siauros gatvelės. Ten praėjome kavinę, tai eilė žmonių laukia matyti kažkokią trendinę. Čia va gatvelė. Kažkaip lyg tai šurmulys čia pat, už poro žingsnių ramu. Gali gyventi. O jau ta pagrindinė, tai jau ten gyventi sunku būtų. Triukšmas, nebent langai į kiemo pusę. Figūrasi. Kokie... Ai! Wow! Grįžom atgal į katedros aikštę. Į bokštą nepakliuvom uždarytas, katedra buvo uždaryta. Turbūt pirmadienis nedirba šiandien. Tai eisim pasivaikščioti dabar prie upės. Nesvarbu, koks instrumentas, svarbu, kas su jo groja. Paprastas baisus smuikas, bet groja. Pasakiškai. Važiavom link šito daikto, kažkoks čia kaip vienas iš pasaulio stebuklų neįvertintas. Tuoj pakelsiu droną, pabandysiu priskristi. Fotkę ištrauks čia irgi kažkoks Kristus. Nežinau, ten pilis kažkokia tai buvo, kažkokia matyti senovės griuvėsiai ir va, iš čia toksai stovi. Aišku, ne iš tos pusės dabar privažiavom, jau vakaras. Bet tuoj pabandysiu gal priskristi. Nes da važiuoti, ten jeigu iš arti da važiuosim, tai nesimatys nieko. Fotkę įdėsiu gražią. Čia kažkaip ant smūgio sugalvojau pakelt droną, biškį taip lašnoja. Įdomu, kas čia gausis. Taip nesmarkiai, čiut. Normos ribose, toj mes jį mostelsim ir bandysim pakilti tą visą grožį apžiūrėti, nes jau vakarėja. Mėgėjai, praskridau su dronu, iššaudžiau visą batarkę, dar liko viena, bet jau saulė nusileido, matot mėlynas dangus. Pridariau gražių kadrų, jau tas Kristus. Aš nežinau, į čia irgi galime kokius pasaulio stebuklus, jeigu Rio de Janeiro įtrauktas. Įdomu būtų jau vėl nuvažiuoti, ar ten galima užlipti. O tai, va čia būtų įdomu pasižiūrėti, nes iš viršaus tai atrodo nerealiai. Ir čia dar va parodysiu tvirtovės griuvėjas, irgi iš viršaus biškį apskridau, pafotkinau. Nu, tokia nedidelė pasirodė, bet irgi ten istorija. Jo, kažkada čia. Atsiprašau, didelis žmonės gyveno. Didis žmonės gyveno. Jo, tai va, kaip ir rytoj gruodžio 31.
artėja naujieji metai. Jie kažkaip nesitikė, nes vaikštau čia va. Žiūrėkit, vakaras. Džemperių plonas ir maikė. Čia po apačia daugiau nieko. Belin vėjo nėra. Vakaras afigienas. Afigienas, jo. Rytoj 3.1. Rytoj ruošimės išskrist, nes 1 ryte išskrendam. Tai dar eisim į miestę į fiestą. Kažkokia tai naujų metų sutikimo nuo 11 vakaro prasideda centre prie centrinė aikštė. Tai turėtų būti ten linksma. Daug nemiegosim sekančią naktį. Reikia šią naktį gerai išsimiegoti. Tai ką, visiems gero vakarėlio, o aš sulaukiu savo bendražygių, kurie išsilakstė čia, kol aš skraidžiau su dronu ir sėdam į mūsų mašiniuką. Ir judėsim link namų, dar link namų valandą kelio, 50 kažkeli kilometrai, tai grįšime tamsoj. Tai ką, visiems geros nakties ir susitiksime gruodžio 31 dieną. Yeah!